Pakeliui kaip visada į oro uostą. Šiandien toks su nesklandumais važiavimas į oro uostą, kadangi norėjom darytis prieš 3 valandas check-iną ir nebeleidžia. Mažiau negu 3 valandom likus negali prisiregistruoti į skrydį. Tai tada Andresas skaitė internete, kad galima check-iną pasidaryti ir tose, kur lagaminus priduoda punktuose, tik ten papildomai kainuos pinigų. Tai važiuojam ir labai tikimės, kad mus priregistruos, nes kitaip neišskrisim. Tai check-inas oro uoste kainavo 5 eurų žmogus. 5 žmogus, štai kad net nesuvedė mygtukų, o perbraukė pasus per sistemą. Per abudu 9 eurų sumokėjom. Kosmosas. Spėjome į autobusą, dėl ko labai džiaugiamės, ir dabar atvažiavom į sustojimą. Mūsų autobusas yra už 9 minučių. Labas rytas, pirma diena Londone, o mes keliaujame angliškų pusryčių. Papuolėm į anglišką orą, tai 1 minutę saulė šviečia, kitą minutę jau lyja, tai be lietpalčio niekai. Na ir kogi mes čia atvykome į šitą stadioną. Tai pabandysiu apsukti ir parodyti. Štai. Antroji diena Londone buvo skirta pramogoms.
indų restoraną, tai va mano aštraus maisto mėgimo parodžiau. Nors man užsakėme patiekalą, kuris visiškai neturėjo aštrumo, bet tie, kurie skaitėsi aštrus patiekalai, tikrai nėra be galo aštrus, kas dažnai būna indų restorane. Čia tiesiog atneša padažų šalia, kurie degina burną ir jeigu nori labai aštriai, gali užsidėti juos. O toliau keliavome namučio ilsėtis, nes naktį laukia skrydis atgal. Ankstyvas rytas, Amelija, laukiam autobuso, mūsiškis turėtų būti o minutės. Tikimės, kad bus. Šitas oro uostas daug didesnis už Lutoną. Toks ankstyvas rytas, o tiek daug žmonių. Geras. Gerai, kad anksčiau atvažiavom, nes taip tai būtų stres. Pasiėmė mašiną, šitą kelionę tai su tokiais nuotykiais. Ateinam, pasistatėm aikštelį mašiną parkavimą. Ateinam į aikštelį, nėra mašinos. Visos mašinos, tuščia aikštelė, nes kadangi vyksta tas viršūnių suvažiavimas. NATO, taip. Ir dairomės, kur mašina prieina kažkoks apsauginis ir sako, žinokit, mes mašinas visas perkeliam į tą aikštelę. Tiesiog nebuvo, kaip parkavimas, jokių ženklų, jokių nuorodų, kad nestatykit mašiną, nieko, aš savavališkai paima ir perkelia mašiną į kitą aikštelę. Tai va, pas mus viskas galima.